Meldžiamės žodžiais ir atleisk mums mūsų kaltes. O ką, jeigu nežinome, kaip tai padaryti, kaip atleisti? Luko Evangelijoje maldoje Tėve mūsų mokomės ne tik, kaip kreiptis į Dievą ir kokią laikyseną turėti jo atžvilgiu, jo akivaizdoje, bet ir atrandame dar vieną dalyką, koks jis iš tikrųjų yra tėvas. Kai tariame žodžius atleisk mums mūsų kaltes, pažįstame tėvą kaip kupiną gailestingumo. Ta, kuris nori dovanot kiekvienam iš mūsų savąjį atleidimą ir savąją meilę. Ta, kuris kviečia mus visus, mus pačius, mokytis gailestingumo. Mokytis gailestingumo kitų atžvilgių. Ar tai būtų artimas draugas, ar didžiausias priešas, kuriam sunku yra atleisti. Ištarę šios žodžius, prisiminkime, kad patys esame patyrę atleidimą ir bandykime, kaskart vis bandykime dovanot šį atleidimą kitam. Palaimintos dienos.